Bet ar, pavyzdžiui, bankas gali reikalauti, vat, jeigu nueini atsidaryti sąskaitos, ir ar gali reikalauti, kad užsakykite pas mus, apsidrauskite būstą, tada mes atidarysim sąskaitą. Tiesiog banko sąskaitos. Būna tokių variantų, todėl kad tie banko menedžeriai pardavinėja produktą. Ir jie matydami, kad jūs užsieniečiai, esame desperacijai, kad iš jūsų gali gauti, bet šiaip tai nėra tokio, kaip sakyti, pareigojimo. Dažniausiai, kai perki, jeigu, pavyzdžiui, perki, ne, šitą, tai išrašai tą banką pagal tą čekį, ne? To čekio kaina panašiai yra kaip draudimo. Ir paprasčiausiai bankas paskiau sako, kad nenori. To čekio kaina, aš beros, kiek yra 0,3%. Bet jeigu tu pas banką apsidraudi, tada tau nuolaida, savadėlis duoda nuolaidą. Įtraukia į draudimą to čekio kainą, o jinai principė beveik tą patį išeina. Jau kitais metais, aišku. Tik tiek, kad tu turi draudimą. Tu turi draudimą, o vis tiek, kaip sakant. Bet kitais metais galima pasikeisti į kitą kompaniją. Per vėlai susizgribau irgi, man bankas nuskaičiavo, jeigu kitais metais keisiu, nes... Ne, tai dar galima grąžinti galbūt, jeigu nuskaičiavo. Vienas dalykas yra brangu, kitas dalykas, ką jie siūlo. Kitais metais. Žinok, kitą kartą siūlo per daug, netgi ne to, ko nereikia, nes kadangi pradinis būna prastai didesnis, o po to jau antrais metais kažką jie leidžia susimažinti. O man kaip tik tai buvo, aš kai turėjau tą pirmą butą, kai mes turėjome, aš buvau apsidraudęs, neatsimenu, kokiam draudime. Ir atėjo laiškas, kad tokią dieną, kitais metais nuskaičiuosim jums ir suma buvo ženkliai didesnė. Aš jam parašiau, kad aš nesutinku su to, žodžiu, šitą ir viską. Turbūt kažkokius 2 mėnesius jie parašė. Jokio atsakymo, ignoravo. Ir kai liko 2 dienos, kai turėjau nuskaičiuoti, aš paprasčiausiai online bankė paėmiau užblokavau tai ir neleidau jiems. Ir viskas to viskas. Gal todėl, kad mes pasinaudojom draudimo paslauga, pas mus buvo įdaužtas langas. Skylės ir jie pakeitė. Bet šiaip pagal idėją tai neturėtų, žinokit, tikrai. Kiekvienais metais draudimas brangs. Mokesčiai prisideda. Ne, bet jie turėjo kažkaip atsakyti, aš jam užklausiau, parašiau viską, kelis laiškus parašiau, bet kodėl taip yra, gal kažką tai gali. Iš viso ignoras visiškas, nieko nesakė. Ispanijoje reikia tu man paskambink arba tai tu užsuk. Tai tu užsuk, mes vietoj pakalbėsim. Reikia už durų stovėti. Reikia užsukti arba skambinti. Reikia kiekvieną rytą. Internetinė bankininkystė labai lengvai duoda tos dalykus, gali užblokuoti pats labai paprastai. Paspaudyti ir neliko jo. Tai va, žinokit, labai dabar norėčiau pakalbėti apie tokius realius pavyzdžius. Labiausiai paplitęs pavyzdys, tai kas man neduos sumeluoti, tai yra sutartis. Sudarot sutartį, sumokat užstatą, paskirtas laikas atvykti, pasirašyti, jums agentūra sako, o dabar negalima, nes kadangi šitas būstas yra išnuomotas. Tai baigsis vasara, tai tada galėsite tai pasirašyti. Gerai, bet gal pratęsimą padarom, kad pardavėja advokatai dabar atostogauja. Sutartis vyko pakibusi ore, o kai atvyksti pasirašyti šitos sutarties, tuomet agentūra sako, gerai, o dabar tu man duok X sumą grinais. Kad aš neturiu šitų grinų pinigų. Tai tada mes nepasirašysim. O kodėl nepasirašysim? Todėl, kad sutartis pasibaigusi. Tai va, prašau, skaitykit sutartis. Skaitykit sutartis ir jeigu tos sutartis yra pasibaigę, reikia būtinai siūsti registruotus laiškus. Yra atskiri kanalai, informuoti agentūras, kad sutartis pasibaigė, nes tada galima išsireikalauti dvigubą užstatą. Žodžiu, čia yra labai paplitusi schemos. Bet tai kaip gali tokia schema būti paplitus prašyti grinais? Ispanijoje grinais gali atsiskaityti iki 1000 eurų. Jeigu pas tave prašo jau 1050 yra kriminalinis. Bet jeigu jūsų sutartis pasibaigusi. Tai gerai, tai arba pratęs sutartį arba grąžinti. Tavo pinigai jau sumokėti. Jau tavo pinigai ciuciu. Ir pas jūs kad sutartis pasibaigė. Tai gerai, tai pasibaigė. Sutartis vyksta pasirašymą ir... Vis tiek nieko nesuprantu aš. Dabar žiūrėkit, gerai, sutartis pasibaigė, ne? Taip. Ir dabar tai reiškia, sutartis pasibaigė, tai tu man, kadangi aš tau palikau užstatą, tu man grąžinti dvigubą, kadangi tu nepadarai savo darbo per tą laiką. Ne. Tu nepasirašai pirkimų. Tu kaltas. Kodėl aš kaltas? Tai aš sėdžiu... Tu nepasirašai pirkimų. Bet tai būtas išnuomotas, ar nesako, išnuomotas nuomonė. Bet čia tik žodžiu neprisėsi prie sutarties. Bet kai tu eini apžiūrėti būtą, tau sako, čia žmonės gyvena, o jų nebus, kai aš pirksiu. Tai paklaus, kas čia gyvena, kiek ilgai gyvena. Kiek teisė, tas kas moka notaro paslaugas. Dar nenutraukta
ir nuomos sutartis. Tai kur logika iš vis tokį pasmokyti? O čia biznis, čia jo. Taip, čia yra schema, žinokit, tikrai čia yra schema, todėl Ir tada pinigų būtent reikalauja dėl to, kad sutartis pasidaryta ir tau nėra kur dėti. Ką galima pagrasinti, kai iš tavęs reikalauja grinų pinigų? Kaip reikėtų elgtis? Pavyzdžiui, nežinau, bet ką sako, tu ten nepratęsi sutarties, arba ten duok man daugiau, nes nenueisiu pas notarą, arba sumokėk man ten, nežinau, už kažką grinais. Ką tam žmogui sakyti? Ką sakyti? Aš iškviesiu policiją, aš kreipsiuosi į ten, nežinau, koks yra va tas, žinai, kaip būna, aš pasakysiu vartotojų teisėm, o kokios čia yra, ko jie bijo, ko turėtų bijoti tas apgauti. Todėl, kad jie pasako jums paskutinę dieną. Jeigu jūs nuo pat pirmos dienos susirasite kažkokį atstovą, kuris jūs lydės iki pat galo, tai tokių dalykų neįvyks. Nes tokie dalykai yra pasakomi paskutinę dieną. Atvažiuokit, viskas gerai. Jeigu mato galimybę tavim pasinaudoti, tai pasinaudoti. Jeigu sutartis pasibaigus, tai tu principė nieko nepadarysi. Tu arba mokai, arba prarandi savo Taip, nes darbus. kadangi tave pagavo, kaip sakyt, už kabliuko jau viskas. Tavo sutartis pasibaigus. Nei žingsnio. Nu, arba užstatą prarandi, arba dar 10 Nu, didinti. Tai gerai, jeigu tas Ką užstatas geriau būtų prarasti, ten ar dar 5, 10 ar 10, ar dar. Arba sumokėti ir štai advokatą. Jo. Žinai, pats pigiausias. Arba tada išsikvieti policiją, kad pagautų būtent, kai tu mokai. Tai dar reikia nueiti iki policijos, dar reikia išaiškinti štai Žinau, aš policijai. tai pavyzdžiui bijočiau tokios Policija kalbos. sakys, manjana ateisim, o manjana jau viskas. O jeigu, pavyzdžiui, turi, pavyzdžiui, įrodymus, kad iš tavęs reikalavo, nusifilmavai, pavyzdžiui, įsirašėjai, ten pokalbį, nuotraukas pasidarei, kokį WhatsApp tau Nu, parašė. tai tada čia jau reikia kreiptis būtent į teisininką, bet reikia įvertinti dar tuos faktorius, kad Ispanijoje teismai vyksta labai ilgai. Galite jūs daug pinigų tikrai sumokėti advokatui ir nieko neįrodyti. Nes gali būti pasakys, kad man pasiūlė tokią schemą. Jinai norėjo sutaupyti ten, ar jisai norėjo sutaupyti Arba pinigus. privertė Ir tiesiog tai paprašyti, tiesiog ar ne? mums liepė, mūsų agentūrai liepė taip pasirašyti. Nu, mes sutikom, pagailėjom žmogaus. Vienu žodžiu, nepagailėti pinigų, iškart nuo pat pradžios pasisamdyti savo kažkokį tai atstovą. Kažkokį tai atstovą, nes tada jūs kažkas tai ves už rankos ir, Pigiausias variantas. ir kiti bijos. Nes, pavyzdžiui, šiaip aš, kai su ispanų agentūrom dažnai pasirašinėjau, su skandinavų, tai be jokių problemų. Pateikia dokumentus ir, žodžiu, tikrai. Bet yra agentūrų, ukrainiečių, rusų, Lietuvių. Kurios net nenori, net Neminėsim. visiškai nereaguoja. Bet Ne, tai, pavyzdžiui, tai labai civilizuotai. Pavyzdžiui, mes kaip pirkom, ne? Tai aš sumokėjau tą vadinamą užstatą ir toliau agentūra pasakė viską, sako. Jeigu norim, mes tau galim juristas, duoti savo juristą, sakau, ne, ačiū, nereikia ne, susirasti šiaip savo. geriau. Aš susiradau savo, ne Daivą, bet kitą susiradau savo juristą. Ana pusė, pardavėjai, irgi susirado savo juristą. Ir paskui bendravo du juristai per pusę, tai viskas. Mes Tik per pasirašymą. nebuvome sakau pasirašėme. Aš parašiau tam juristui, įgaliojimą parašiau tam juristui ir tik po 3 mėnesių atvažiavau, pasėmiau pasiraktą. Taip, šiaip Su geriausia dokumentais. žinokit, susirasti patiems, Papkė. nes, pavyzdžiui, agentūros kitą kartą siūlo, nu, galbūt jiems palankų juristą. Nu, bet yra taip, kaip yra. Bet sakau, bendrauja grinai juristas su juristu. Nu, taip. Nedalyvauji. Taip, taip. O mano klausimas, ar agentūra neša kažkokią atsakomybę? Visame kame agentūra figuruoja. Taip. Sutartis, visa kita. Kaip įstatymiškai, kokia atsakomybės dalis tenka agentui? Nu, priklausomai, kaip ta agentūra figuruoja šitose sutartyse. Jeigu jinai figuruoja kaip trečias asmuo sutartyse, jeigu, tarkim, rankpinigių sutartyje, užstato sutartyje, irgi jinai kaip trečias, kaip sakyt, asmuo figuruoja, tai tada jinai turi kažkokią nešą atsakomybę. Bet vėlgi, čia yra etikos kodeksas daugiau. Etikos kodeksas. Nes, pavyzdžiui, jūs agentūrą, kam galite apskūsti? Galite apskūsti asociacijai agentų, kad jinai kažką blogai padarė. Galite apskūsti vartotojų teisėms, bet šiaip paprastai agentūra visą kaltę suverčia savininkui. Bet jeigu aš pasirašiau sutartį su agentūra, tai Tai- ir aš patyriau finansinių nuostolių, automatiškai aš įgaunu teisę išsireikalauti iš Taip, agentūros. taip, taip. Teisingai, Procesas pavyzdžiui, sudėtingas, bet taip, pavyzdžiui, aš esu asociacijos narys, aš turiu draudimą. Už mano klaidas padarytas iki 600 000, aš turiu civilinį draudimą. Jeigu jūs turėsit kažkokį finansinį nuostolį ir bus galima įrodyti, kad čia tikrai dėl mano klaidės, draudimo kompanija sumokės.
Čia yra išskirtiniai atvejai. Šiaip agentūra, sakau, apskūsti galima yra vartotojų teisėms arba agentūros asociacijai. Agentūra, kai ten daiva neturi to numerio, tai tu nieko ir nesireikalausi, nes jinai draudimo neturi. Taip, nes yra Nes vienas šiaip yra, agentas, kuris pavyzdžiui, turėjo, kiti yra autonomimentų. Na. Tai sakau, man agentas reikalingas tik tam, kad susirandi skelbimą ir susirašai, duris atrakintų. Viskas, jau darbas baigėsi. Tik tam reikalingas. Tai Tik yra, kad butą pavyzdžiui, atrakinti ir agentūrai parodyti. net nežino, kas yra IBI mokestis. Taip. Yra ne ir Toks kaip valymo administravimas. Jo, kad atėjo atidarė, parodė ir viską. Man labai įdomiai skamba tas klausimas. Patarkit kokią gerą agentūrą, per kurią galėčiau nusipirkti. Tai dabar tu bet kurią agentūrą. yra pati geriausia. Taip. Ne, nueik bet kurią agentūrą, jinai ką turi, jinai tos kur savo turi, jinai 2, 3, 4, 5 maksimum objektus, ane? Taip. Bet jeigu man tie netinka, tai aš važiuoju pagal tą pakrantę, kur man rajonai patinka, ir kiekvieną, kur matau parašytą imobiliarį, aš į kiekvieną užeinu. Ir tą patį randu. Ir vis, ne, tai kodėl kiekvienas vis turi daugiau. Kažką kitą. Ir kai susirandu jau tas, kuris man patinka, jis man parodo trakina raktus, tada aš pasiėmiau juristą, tada jau Taip. ir man tos Čia yra- agentūros čia yra nebereikia. O kaip teisingiausia. sakote, jūs, kad tik tai raktus paduoda ir viskas. Jo, Daugiau. nu čia kaip... Bet Kaip pinigų valytojas. Taip. Ne, tai pinigus paskui reikia, tai aš lygiai taip pat ir pirkau pinigus, taip, paskui kai išrašė čekį, aš taip atsisėdau, tiesiai pasiėmiau iš telefono, pervedžiau visas tą sumą ir viskas jie man pasirašė. Ir to mūsų su agentūra baigėsi visi. Taip. Nu, matot, agentūros dar jeigu mato, kad jos nedaus pelno, jos paprasčiausiai Nedirbs to su objekto, taip, to objekto jums nerodo, neparduoda ir Bet ir tolesnė tie visi, va, tie performinimai tenais, o, bet mes perrašom elektrą ant jūsų, mes perrašom ant jūsų vandenį, mes padarom tą, mes jūs sumoje Čia užregistruojam viską. papildomas uždarbas už tai. Tai geriau tegu juristas va, su Ir pigiau kainuos. Beje, žinokit, dabar yra tokia naujovė, kuri atsirado berods kažkur vasario pabaigoje, kad tas dokumentas cédula de segunda ocupación, tai reiškia, kad būstas yra gyvenamas, tai dokumentas, kuris atnaujinamas kas 10 metų, bet jis reikalingas, jeigu jūs būstą nuomojat, licencijos, jeigu prašot, jeigu parduodat, tai dabar reikalingas naujo savininko vardu, kad pakeisti vandenį. Anksčiau tikdavo senas savininko. Tarkim, prieš 2 metus pardavėjas pasidarė dokumentą, nes kadangi jisai pirko tą būstą. Ir anksčiau jo tas padarytas dokumentas, kad patalpa yra gyvenama, tikdavo perrašyti vandenį. Dabar reikia naujo savininko vardu. Tai dabar tas vandens perrašymas užtrunka 3-4 savaitės. Nežinau, kokia čia biurokratija. Kitose rajonuose, Alicante, Rikampėjo, Benidormas ir anksčiau būdavo. Bet toje vietoje būdavo būtent tinka senas, dabar nebetinka. Tai čia dar irgi papildomos tokios išlaidos pirkėjai.